Taigi dalį pataisų mes jau svarstėm, dabar antrojo straipsnio antros dalies pataisa, kurią teikia Seimo narys Valentinas Stundys. Gerbiam pirmininkė, gal aš... Palaukit, dabar žodis Stundžiui. Antro straipsnio antrai daliai. Antrojo straipsnio antroji dalis iš esmės yra ta dalis, kurį nustato galimybę... Pataisykit mikrofoną, nes nieko nesigirdi. Taip, dabar turbūt gerai. Taip. Tai mano pataisos esmė labai paprasta. Galima įteisinti tai, kas yra leidžiama teisės aktuose, o švietimo įstatymas labai aiškiai apibrėžia, kokios galimybės yra ugdyti dvikalbio ugdymo būdu. Tai įstatymo pataisa ir yra suderinta su švietimo įstatymo norma. Antras dalykas, turim gerbti aukštųjų mokyklų autonomiją, konstitucinį principą, kuris yra įteisintas ir konstitucijų, ir mokslo studijų įstatyme. Todėl negali būti tokių nuostatų, kurios prieštarautų šiai normai. Ir džiaugiuosi, kad komitetas pritarė šiai pozicijai. Gerbiamas kolega, jūs dabar kalbėjote apie tą, kur komitetas pritarė, bet yra jūsų pirmoji pataisa, kur komitetas nepritarė. Tai aš prašiau jūsų pristatyti pirmąją pataisą. Tai aš galiu pasakyti, jeigu pritarė tai aš šitą atsiimu. Šitą atsiimą, tai aišku. Tai tada kreipiuosi į Arvydą Anušauską ir Arimantą Dumčių. Ar jūs neatsiimat savo pataisų? Kaip? Kuriam? Irgi lygiai tam pačiam straipsniu, antro straipsnio antrai pataisai. Stengiasi užtikrinti galimybės. Jūsų yra toks pasakymas. Sutinku su Stundžiu. Tai pristatykit tada. Ne, aš sutinku su Stundžio nuomonė. Nereikalaujat balsuoti. Gerai. Ir toliau Valentinas Stundys ir Juozapaitis, tai tam komitetas pritarė ir mes bendrų sutarimu pritarėm. Ne? Tai tada reikia kalbėti. Aurelija Stancikienė, kuri pritarė Valentino Stundžio ir Vytauto Juozapaičio bei Ryto Kupčinsko siūlymui. Gerbiami kolegos, šita tikrai labai gera Valentino Stundžio, Vytauto Juozapaičio ir Ryto Kupčinsko pataisa kaip tik pilnai ir atitinka Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 13 straipsnį, kuris numato, kad šalių švietimo sistemose pripažįstama tautiniai mažumai priklausančių asmenų teisės teikti savo privačias švietimo ir mokymo įstaigas bei vadovauti joms. Ir šią teisę naudojimasis nesusijęs su jokiais šalių finansiniais įsipareigojimais. Tai aš noriu pasakyti, kad būtent šita pataisa ir neįpareigoja valstybės lėšomis sudaryti sąlygas mokintis tautinėms mažumoms aukštosiuose mokyklose steigiant visokius fakultetus ir filialus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, iš tikro gerbiamo Narkevičiaus projektas buvo praktiškai neatitinkantis tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ir buvo diskriminacinis mūsų valstybės atžvilgiu. Taip kad tikrai labai kviečiu pritarti šitai pataisai kaip atitinkančiai konvenciją. Jaroslav Narkevič prieš. Ačiū, gerbiami pirmininkaujantį. Na, pasakyčiau, kad kalbama ne visiškai pilnai. Pasakyčiau, kad šita pataisa turi du pakeitimus. Vienas pakeitimas, apie kurį yra kalbama dabar ir ponas Valentinas ir ponia Aurelija, apie aukštojo mokslo filialus. Ir antras pakeitimas, apie kurį pratylima, tai kad keičiama būtent ugdymas, keičiamas gimtąją kalbą į
gimtosios kalbos dalyko ugdymą. Apie šitą nėra pasakyta. Pirmoji dalyje yra būtent ta nuostata pakeista. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vietoj dabar egzistuojančios sistemos, kur tautinių mažumų kalba mokomi dalykai, vykdomas ugdymas, yra keičiamas į palikimą galimybės mokytis tik tai kalbos kaip dalyko. Čia esminis dalykas, gerbimieji, aš į tai atkreipiu dėmesį ir mano pataisoj būtent yra išskaidytas, kad būtų aiškiau tai minėta. Manau, kad jeigu bus priimta šita pataisa, tai principą reikės likviduoti visą tautinių mažumų ugdymą kalbą, ne vien dalykų mokymasi, o galimybė ir matematikos ir kitus dalykus. Tai jau prieštarautų šitai sistemai, kurie susiklostė dabar. Tai yra esminis dalykas. Kitasgi dalykas, dėl aukštojo mokslo, tai ir mano pataisoje, ir redakcijoje yra paminėta, kad remiantis mokslo ir studijų įstatymo steigimo ir nesteigimo. Taigi niekad neprieštarauja šitas dalykas. Jeigu aukštųjų mokslo ir studijų įstatymas leidžia kitiems užsienio ir taip toliau, tai jokio prieštaravimo nebūtų. Tai aš linkėčiau visiems susimastyti, kokią pasiekmes gali turėti šitą pataisą ir balsuoti prieš, o paskui pritarti mano pataisai, dėl kurios dar signalizuosiu apie situacijos dabartinės užfiksavimą. Ačiū. Gerbiamas komiteto narys, prašau, komiteto nuomonė, jūs dabar pasakykit. Pritarti pono Valentino Stundžio, Vyto Juozapaičio ir Ryto Kupčinsko pasiūlymai. Dėkoju. Gerbiami kolegos, komitetas pritarė šitai pataisai. Mes dabar turim balsuoti ir apsispręsti balsuodami. Kas pritarėte Valentino Stundžio, Vytauto Juozapaičio ir Ryto Kupčinsko pataisai, balsuojat už. Kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Balsavo 91 Seimo narys, už 48, prieš 10 susilaikė 33, pataisai pritarta. Tai dabar toliau turėtumėm svarstyti Seimo nario Narkevič pataisą, bet jeigu Seimas apsisprendė dėl šios pataisos teigiamai, tai Jaroslavo pataisos jau nebesvarstom. Toliau yra Seimo nario Valentino Stundžio dar viena pataisa, komitetas jai pritarė, tai nereikia balsuoti. Toliau yra Seimo nario Jaroslavo Narkevičiaus pataisa, irgi komitetas pritarė, tai ir mes gal galim visi pritarti, nereikia balsuoti. Toliau Seimo nario Juozapaičio pataisa antros straipsnio pirmos dalies trečiajam punktui, kaip ir tiems, irgi komitetas pritarė ir galim irgi pritarti. Toliau Seimo nario Valentino Stundžio antros straipsnio pirmos dalies penktajam punktui komitetas pritarė ir toliau Anušausko Dumčiaus Saudargo penktajam vienodai praktiškai, tai apjungiam pritarta, tai irgi balsuoti nereikia. Toliau nesupratau, ko reikėt. Prašau, Jaroslavas Narkevičius. Aš labai atsiprašau dėl vedimo tvarkos. Aš vis dėlto prašyčiau
leisti suteikti galimybę pristatyti mano pataisą, tai antrą straipsnių antram punktui ir todėl, kad jinai yra ir ją išnagrinėti. Čia statutinis prašymas yra, nes turi teisę Seimo narys pristatyti ir spręsti toliau. Dalia Kuodytė. Aš gal tik tai truputėlį, kad visiems būtų aiškiau. Iš tiesų atsitiko toks keistas dalykas, kad komitetas dviejose skirtingose posėdžiuose priėmė kai kurias pritarė viena kitai prieštaraujančiams pataisoms. Tai aš tik tai siūlyčiau, kad dirbtumėm racionaliau, jeigu pritarėme viena iš komiteto pritartų nuostatų, tai dėl kitų iš tiesų jau nebebalsuotume. Tai aš taip ir siūliau, bet yra kitoks siūlymas, bet jeigu yra kitoks siūlymas, palaukit, tai ramiai, netriukšmaukit ir tada normaliai tegul Seimas balsuoja, jeigu taip jau. Tai yra Seimo narių Valentino Stundžio, Anušausko, Dumčiaus ir Pauliaus Saudargo identiška pataisa, kuriai komitetas pritarė, tai yra išbraukti sakinį teisę jungtis į tautinės kultūros asociacijas. Tai aš siūlau Valentinui Stundžiui pristatyti ir argumentuoti šitą pataisą. Gerai, tai argumentai yra labai paprasti, tai yra perteklinė norma, kadangi šita teisė yra konstitucinė norma, įteisinta kituose teisės aktuose, kituose įstatymuose ir atskirai išskirti šį principą tik tai tautinių mažumų bendrijų atveju tiesiog yra neteisinga. Įstatymai galioja Lietuvoje, kaip žinom, visiems, nepaisant nei tautybės, nei įsitikinimų, nei rasės, nei kitų skirtybių. Tai dėl to nereikėtų kartoti tų dalykų, kurie yra banaliai visiems iki gyvo kaulo žinomi ir suprantami. Tokia yra demokratijos esmė. Gerai, dabar komiteto nuomonė. Komitetas pritarė pono Valentino Stundžio pataisai, bet pritarė irgi Arvydo Anušausko, Armino Dumčiaus pataisau. Bet ir yra pritarta ir Seimo nario Narkevičius. Jie vienai kitą prieštarauja. Dabar aš klausiu, gerbiamas kolega, netrukdykit, aš jūsų klausiu dėl Valentino Stundžio pataisos, o toliau procedūriškai mes žinosim, ką reikia daryti. Dabar kalbam tik apie tai. Jaroslav Narkevič nepritarintis šitai pataisai. Gerbiamas Jaroslavai, kalbėkit. Jūs nepritarėt pataisai Stundžio? Taip, nepritariu šitai vienareikšmiškai, todėl kad argumentai yra nerimti. Mes čia kalbame apie tautinių mažumų įstatymą ir jame reglamentuotas teisės, sakykime, koncentruotos arba fiksuotos būtent tautinių mažumų aspektu. Ir mano būtent pataisa yra tam skirta ir nurodanti būtent, kad ir tautinių mažumų teisės yra kur kas, sakykime, konkretesnės, neprieštarauja be abejo bendroms nuostatoms, bendroms teisinėms, bet signalizuoja apie galimybę jungtis ir tautinių mažumų pagrindų. Tai čia jokių perteklinio momento nėra ir nemanau, kad čia yra problema, dėl kurios turėtumėm ginčytis. Taigi siūlau šitai pono Valentino Stundžio pataisai nepritarti, o leisti vėlgi man pristatyti savąją pataisą, kuriam komitetai pritarė ir be abejo dėl vedimo tvarkos vis dėlto grįžti prie antro straipsnio antros pataisos, kuri yra mano adresuota ir ją dar pristatyti ir nagrinėti. Ačiū. Audronius Ažubalis už pataisą. Kolegos, jeigu įrašysime tokius teiginius, tai tikriausiai tada reikėtų įrašyti ir perrašyti visą konstituciją ir įdėti. Nes tai yra bendras teiginys, kuris iš principo nieko nepasako, tik atkartoja esminės Lietuvos piliečių teises ir laisvės. Taip, kad čia yra perteklinės ir neturintis jokio, absoliučiai jokio, nei reguliuojamo, nei teigiančio pobūdžio teiginys. Balsuojame. Kas pritarėte Valentino Stundžio pataisai, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot.
Balsavo 87 Seimo nariai, už 56 prieš 11 susilaikė 20. Valentino Stundžio pataisai pritarta. Toliau yra Seimo narių Anušausko, Dumčiaus ir Pauliaus Saudargo identiška pataisa, dėl kurios balsuoti nebereikia. Ir gerbiamas Jaroslavai, jūsų pataisa, kuri yra alternatyvi, reiškia, jūs jos ir pristatyti jau negalit, nes Seimas apsisprendė, koks turi būti tekstas. Lygiai taip pat, kaip ir jūs reikalaujate balsuoti dėl 2 straipsnio 2 dalies, mes Seime apsisprendėm kitaip, o jūsų yra alternatyvi pataisa, tai dėl jos jau Seimas apsisprendė ir balsuoti nebereikia. Taip, dabar 2 straipsnio 1 dalies 7 punktas. Vėl yra Valentino Stundžio pataisa. Prašau, komitetas, gerbiamas kolega, pasakykit, kaip komitetas. Komitetas pritarė Seimo nario Valentino Stundžio pataisai. Ar reikia dėl jos balsuoti, gerbiami kolegos, klausiu jūsų, ar bendrų sutarimų galim pritarti? Galim. Ne, yra Jaroslavas norintis kalbėti prieš, taigi Valentinas Stundys tada turi pristatyti pataisą. Tai vėl iš esmės ir trumpai, tai analogiška pataisa savo esme, kokią jau Seimas svarstė, tai yra pats principas toks pats. Iš tikrųjų čia kalbama apie pamatinę asmenų piliečių teisę laisvai rengti taikius susirinkimus. Tai reglamentuoja tiek konstitucija, tiek susirinkimų įstatymas. Tai kartoti tikrai to nereikia, nes susidaro toks įspūdis, kad Lietuvoje tarsi būtų atskiros paralelinės visuomenės ir būtina kartoti valstybės įstatymus bet kokiam specialiajam įstatymė. Tai iš tikrųjų perteklinė norma, ar to nereikėtų daryti? Dėkui. Jaroslav Narkevič prieš. Ačiū. Na be abejo, mūsų nuomonės skiriasi ir manau, kad tautinės mažumos kaip lygiaverčiai piliečiai turi teisę būtent užfiksuoti, kad ir jiems leidžiama ne tik tai bendraja prasme, bet ir savo organizuotais dalyvauti. Tai čia jokios perteklinės nėra. Tiesiog pagarba tai piliečiai daliai, kad ir būtent tautinių mažumų požiūrių galima realizuoti savo bendrasias teises. Bet jeigu kam tai įtrukdo, tai be abejo nesiekis jungti, o būtent dalyti bendruomenę. Jeigu yra toks siekis, tai be abejo ta pataisa gali būti priimta. Aš manau, kad siekiant jungti ir integruoti mūsų bendruomenę, reikia parodyti pirmas dalykas pagarbą būtent tai daliai bendruomenės irgi. Todėl ir siūlau balsuoti prieš. Arvydas Anušauskas už pataisą. Pritardamas gerbiamo kolegos Valentino Stundžio nuomonė, aš vis dėlto pasakysiu, ko gero, aštriau. Tai ne tik perteklinė nuostata, tai yra klaidinanti nuostata įrašyti tas visas teises, kurios yra Konstitucijoje. Mes turim vienodas teises, tautinės bendrijos taip pat turi analogiškas teises. Dabar įsivaizduokim situaciją, jeigu mes jų neįrašom į šį įstatymą, ką jų teisė sumažėja, nes nesumažėja. Jeigu įrašom, tai padidėja teisės galbūt? Ne, nepadidėja. Aš manau, kad čia ne tik, kad jos perteklinės, jos yra klaidinančios, duodančios suprasti, kad jeigu jų mes neįrašom, tai galbūt mes susiaurinam tautinių bendrijų ir mažumų teisės. Taip iš tikrųjų nėra. Aš siūlyčiau apsispręsti vis dėlto vienu balsavimu, galbūt dėl sekančių punktų taip pat, nes jie yra identiški. Balsuojam. Kas pritarėte Valentino Stundžio
pataisai, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Balsavo 92 Seimo nariai, už 57 prieš 10 susilaikė 25. Valentino Stundžio pataisai pritarta. Ir tada lygiai tokia pati pataisa yra Arvydo Anušausko, Dumčiaus ir Saudargo. Tai mes jos jau nebesvarstom. Ir kadangi yra alternatyvi pataisa Jaroslavo Narkevičiaus, tai jos irgi nebesvarstom, nes Seimas apsisprendė kitaip. Toliau antro straipsnio 1 dalies 8 punktas vėlgi yra Seimo nario Valentino Stundžio, o taip pat Anušausko, Dumčiaus ir Pauliaus Saudargo pataisa. Komitetas jai pritarė. Ar reikia dėl jos balsuoti, ar mes pritarėm bendrų sutarimų? Gerbiami kolegos. Dabar balsuojam tada Seime dėl Valentino Stundžio, Arvydo Anušausko, Rimanto Dumčiaus, Pauliaus Saudargo pataisos, kuriam komitetas pritarė. Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Pritarta bendrų sutarimų? Negalima? Tai balsuojam tada. Balsuojam. Kas pritarėte Valentino Stundžio, Arvydo Anušausko, Dumčiaus, Pauliaus Saudargo pataisai, balsuojat už. Kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Balsavo 90 Seimo narių, už 55 prieš 10 susilaikė 25. Pataisai pritarta. Taigi Seimo nario Jaroslavo Narkevičiaus pataisos nebesvarstom, nes jin yra alternatyvi. 9 punktui 2 straipsnio 1 dalies vėlgi Valentino Stundžio, Anušausko, Dumčiaus, Pauliaus Saudargo pataisa, kuriai komitetas yra pritaręs. Gerbiamas Jaroslavai, jūs irgi reikalaujat čia balsuoti, ar gal ir kalbėti norit? Tai balsuojame. Kas pritarėte Stundžio, Anušausko, Dumčiaus, Saudargo siūlymui, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaiko. Tai yra 2 straipsnio 1 dalies 9 punktas. Balsavo 91 Seimo narys, už 53, prieš 11 susilaikė 27, pataisai pritarta. Taigi Jaroslavo Narkevičiaus pataisos nesvarstomi, nes jin yra prieštaraujanti. Toliau. Žodžiai tai yra prasmė ta pati. Toliau Valentino Stundžio papildyti įstatymo projektą naujų punktų. Komiteto nuomonė pritarti lyg tai iš dalies. Papildyti 2 straipsnį naujų punktų. Taip, komitetas pritarė iš dalies ir patobulina
teisę naudoti šalia Lietuvos valstybės simbolikos savo tautinę simboliką, išskyrus tą, kuri gali skatinti tautinę nesantaiką. Mes patobulinam. Tai gerbiamas Stundy, jūs norite balsavimo ar nenorit balsavimo? Dėkoju. Tai galim pritarti komiteto formuluotėjai? Galim. Dėkui, pritarta. Toliau Seimo nario Jaroslavo Narkevičiaus siūlymas. Prašau, Jaroslavai. 10 punktui. Ar tenkina, nes komitetas iš dalies pritarė Seimo Gerai, tai nario. čia dabar aš Sutinkat, nereikia balsuoti. Šiuo klausimu taip, tegu būna. Gerai, ačiū. Toliau 3 straipsnis. Seimo nario Valentino Stundžio siūlymas ir komiteto išvada. Komitetas nepritarė, todėl kad nusprendė, kad paliekam teisę aukščiausių mokykloms patiems spręsti. Tai gerbiamas Stundy, prašau. Tai mano siūlymo esmė, siūlymas tai grindžiamas labai paprastu argumentu, teisiniu argumentu, kad negali būti tokios specialios normos, kuri įpareigotų Lietuvos aukštąsias mokyklas daryti tai, ką sumanys kuri nors visuomeninė asociacija. Aukštoji mokykla yra autonominė institucija ir jinai atsako už tai, kad reaguodama į visuomenės poreikius, lūkesčius ir darbo rinkos poreikius siūlytų tokias studijų programas, kurios bus reikalingos. Taigi vėlgi šita siūloma 3 straipsnio norma akivaizdžiai prieštarauja aukštosios mokyklos autonomijos principui įteisintam Konstitucijoje. Dėkui, nėra norinčių nei palaikyti. Negalit užsirašyti? Kodėl? Tai Jaroslav Narkevič prieš pataisą. Prašau, Jaroslavai. Ačiū. Gal aš kolego Juliu Sabatausku, jeigu galima, pertaičiau savo įskytas, tai kad nebūtų. Kaip sakot? Gal ponas Sabatauskas kitas, matau, užsirašęs už, tai aš. Prieš. Tai atsiprašau. Ne, tai aš atsisakau sakyti taip, kitas atsiprašau, gerai. Julius Sabatauskas tada kalba prieš. Ačiū gerbiam pirmininkė, gerbiam kolegos, iš tikrųjų tautinių mažumų įstatyme numatant tokią galimybę iš tiesų nėra diktavimas aukštosiom mokykloms, ar jos gali rengti tokias sutartis ar negali, tiesiog numatyta tokia galimybė. Ir pačios aukštosios mokyklos spręs. Todėl apeliuojant į tai, neva pažeidžia aukštųjų mokyklų autonomiją braukti tokią normą, mano manimu, visiškai nėra būtinybės, nes vis tiek aukštosios mokyklos pačios sprendžia. Čia tik tai numatoma tokia galimybė rengti tokią specialistus ir tiek. Todėl aš manau, kad nebūtina priimti kolegos Stundžio pataisos. Audronius Ažubalis už. Ačiū. Aš tiesiog siūlyčiau kolegom pasižiūrėti 2 įstatymo straipsnį, kurį mes ir priėmėm, kur labai aiškiai pasakyta, kad rengia bendrojo lavinimo mokyklos, taip pat grupės ir programas aukštosiuose mokyklose rengiančius auklėtojus, mokytojus bei kitas tautinių bendrijų poreikiams tenkinti reikalingus specialistus. Yra šitas dalykas. Mes čia dabar siūlom, reiškia, priimti, tai iš vis tokį teisinį nesusipratimą. Mes užmetam aukštosiom mokyklom, kaip sovietiniais laikais, ką daryti ir ką rengti. Ponai. Gerai, kolegos, nesiginčinam garsiai, o balsuojam. Balsuojam, kas pritarėte Valentino Stundžio pataisai, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot.
Balsavo 93 Seimo nariai, už 51, prieš 11 susilaikė 31, pataisai pritarta. Dabar 4 straipsnis, 1 Valentino Stundžio pataisa. Gerbiamas Valentinai, tai gal jūs ją iš karto ir pristatykit, kur kalbama apie administracinių teritorinių vienetų to sakinio išbraukimą. Ir prieš tai prašyčiau gerbiamo Leonardo pasakyti komiteto išvadą. 4 straipsnis dėl tautinių mažumų kalbos vartojimo. Ir pirma pataisa čia yra pono Valentino Stundžio, Vytauto Juozapaičio, Algirdo Patacko ir Rimos Baškienės. Ir šitai pataisa vietovėse, kurioje kentiškai gyvena, kuri nors tautinė mažuma ar bendrija, jas yra priklausęs asmenys, nepakankamai mokantis valstybinę kalbą, ir jeigu tai atitinka realiai poreikį, gali žodžiu kreiptis į vietos įstaigos ir organizacijos savo gimtąją kalbą, kartu institucijos vyriausybės nustatyta tvarka užtikrina bendravimą ir organizacijų žvedybą valstybinės kalba. Čia yra esmė šitos pataisos ir komitetas pritarė tai pataisai. Gerbiamas pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikėtų dabar kalbėti ne apie šitą pataisą, o pirmą mes tokiais atvejais reikia kalbėti pirmą, kur yra išbraukimas. Jeigu mes šitai pataisai pritarsim, tai tada nebereikės kitos. Tai jūs dabar kalbėjote apie tą pataisą, kuri yra Stundžio, Juozapaičio, Patacko ir Baškienės. 4 straipsnio 1 punkte, bet reikia ten, kur į galą eina. Čia tiek, kaip sakoma, redaktoriai šiek tiek netaip surašė. Tai ten, kur yra... Viskas čia surašyta pagal datus, kada buvo pateiktus šitie pasiūlymai. Ne apie tai kalba, bet yra išbraukimas pirmiausia svarstomas. Yra, kur išbraukta, jūs žiūrėkit pagal tekstą, administracinių teritorinių vienetų, kuriuose kompleksiškai gyvena kuri nors tautinė mažuma, savivaldybių institucijose ir įstaigose greta valstybinės kalbos vartojama tos tautinės mažumos kalba. Ačiū, gerbėmi pirmininkė, supratau. Tai šitai pataisai, kur yra išbraukimo Valentino Stundžio, čia viena pataisa komitetas nepritarė. Todėl, kad pritarė Stundžio, Vytauto Juozapaičio, Algirdo Patacko ir Rimos Baškienės siūlymai. 4 straipsnį pirmąjį dalį formuluoti. Dėkuoju, tada Stundys pristato. Tai aš galiu sakyti, kad taip, iš tikrųjų čia esminė pataisa yra ne šita, kuriai komitetas nepritarė išbraukimui, ne išbraukimo pataisa, o ta, kuriai pritarė 3, 4 ar 5 Seimo narių pasiūlytai redakcijai, kurią komiteto pirmininkas perskaitė. Tai aš tiesiog neprašau... Jūs šitos atsisakot? Jo, šitos atsisakau. Tai taip ir sakykit, ilgai kalbamo galima vienu sakiniu viskas. Be abejo, visada galima trumpiau. Gerai, šito atsisakom, o dabar Taip, prašau. Ačiū, gerbiamą pirmininkaujantį, dėl vedimo tvarkos be abejo. Na, jūs dabar panaudojate dvigubų standartų požiūrį, nes vienu atveju jūs kalbėjote, jeigu pataisai komitetas pritarė, tai kitos pataisos netgi nenagrinėtos. Dabargi jūs siūlote sistemiškai pakeisti požiūrį ir nagrinėti tuos ir pristatyti tuos pataisus, kuriam komitetas nepritarė, nesvarbu, tinka dešiniems ar netinka. Tai dabar, kuo skiriasi šitas variantas, sakykime, 2 straipsnėje, kai buvo neleista galimybė man pristatyti pataisą, kuriam komitetas nepritarė. Kuo skiriasi anas svarstymas nuo šituo? Aš manau, dabar jūs pasielgėte teisingai, reikėtų bendrą visas pataisas išnagrinėti ir tada balsuoti. Tada jūs nesuteikėte tokios galimybės, o dabar jau kitaip. Gerbiamas kolega, tai iš tikrųjų jūs irgi esate Seimo pirmininko pavaduotojas, siūlyčiau atsiversti statutą ir paskaityti. Šiuo atveju aš viską pasielgiau teisingai, ten buvo kitokia logika, o šita logika yra kita. 152 straipsnis, 8 dalies 1 dalis. Pranešėjas paskelbė gautus raštų pasiūlymus pakeisti visą straipsnį. Jeigu Seimas būtų apsisprendęs ir neatsiimtų šito siūlymo Stundys, tai tada
nelieka to straipsnio, nes čia yra straipsnio keitimas. Todėl čia visai kita nuostata ir visai kitas statutinis straipsnis taikomas. O dabar, kadangi jis atsijėmė šitą ir komiteto pirmininkas ir pats Stundys kartu su Juozapaičiu, Patacku ir Rima Baškiene keičia projekto 4 straipsnio 1 punktą ir komitetas, kaip pirmininkas sakė, pritarė tam, tai aš dabar klausiu, ar ne bendrų sutarimų mes dėl to negalim kalbėti, tai Zbigniew Jedinski prieš kalbės. Ačiū gerbiami pirmininkaujančiai. Gerbimi kolegos, pasiūlymo teikėjai motyvuodama savo pataisą rašo, kad 4 straipsnis 1 punktas mūsų įstatymė prieštarauja valstybinės kalbos įstatymų 17 straipsnių ir 18. 17 straipsnis Lietuvos Respublika viešieji užrašai yra valstybinė kalba. Gerbimi kolegos, niekur visame valstybinės kalbos įstatyme nėra parašyta, kad šalia valstybinės kalbos draudžiama kitos kalbos vartojimas. Būtent 18 straipsnis ir numato, kad tautinių bendrijų organizacijų pavadinimai, jų informaciniai užrašai greta valstybinės kalbos gali būti pateikiami ir kitomis kalbos. Bet kai visada būna, kai įstatymą negalima surasti tam tikrą sprendimą, bandoma kreiptis į Konstitucinį teismą. Ir mano kolegos pateikė Konstitucinio teismo 2009 metų lapkričio 6 dienos sprendimą. Ir čia prašau labai kreipdėmėsi. Apie ką tas sprendimas? Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečių pase. Gerbiami kolegos, aš nemanau, kad gerbiami mano kolegos Seimo nariai bandė suklaidinti tarybos, tai yra Seimo narius, čia greičiausia jų patarėjo darbo kokybės trūkumai, bet tik vien dėl to mes tikrai negalim pritarti šitai pataisai. Kęstutis Masiulis už. Gerbimi kolegos, iš tikrųjų tai labai pavojingas siūlymas norint įvesti dvikalbystę ir mes neturime įvedinėti dvikalbystę net ir mažuose atskiruose regionuose. Todėl reikia šitai pataisai, kurią formulavo keli asmenys, pritarti. Tai gerbiami kolegos, balsuojame dėl Valentino Stundžio, Juozapaičio, Patacko, Rimos Baškienės pataisos, kas jai pritarėte, tai yra 4 straipsnių 1 punkto, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Komitetas pritarė. Neprašė, kad balsuotų. Dėl kad buvo žmonių, kurie kalbėjo prieš. Tai mes negalim bendrų sutarimų, kaip matėt. Balsavo 94 Seimo nariai, už 75 prieš 10 susilaikė 9. Seimo narių Stundžio, Juozapaičio, Patacko, Baškienės pataisai pritarta. Toliau sakau Rytui Kupčinskui, jūsų pataisa jau nebereikia svarstyti, nes pritarėm šitai. Ir lygiai taip pat Jaroslavo Narkevičiaus irgi svarstyti nebereikia, nes pritarėm šitai pataisai. Toliau einam. 4 straipsnio 2 punktas. Seimo narių Stundžio, Juozapaičio, Patacko ir Baškienės siūlymas. Komiteto pirmininko klausiu. Komitetas, kaip matau, pritarė. Komitetas pritarė šiai pataisai. Klausiu, ar bus, kurie Seime norėtų kalbėti prieš šią pataisą. Nėra, tai gal galim šį kartą bendrų sutarimų pritarti? Ne. Jaroslavas nesutinka, tai balsuojame. Kas pritarėte Stundžio, Juozapaičio, Patacko, Baškienės pataisai, balsuojat už. Kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot.
Balsavo 91 Seimo narys, už 74, prieš 9 susilaikė 8. Pataisai pritarta. Toliau yra Ryto Kupčinsko pataisa, tai gal Ryta jau jūs atsiima tada tą pataisą, dėkoju. Ir tada yra vėl Valentino Stundžio. Jis irgi atsijėmė. Toliau Anušauskas, Dumčius, Saudargas atsiima. Narkevičius irgi nebereikia. Svarstyti, ne jūsų nebereikia, atsiprašau. 5 straipsnis. Keliaujame 5 straipsnį. Seimo narių Anušausko, Dumčiaus, Pauliaus Saudargo siūlymas. Gerbiamas pirmininkė, prašau jūs. Šitam pasiūlymui nepritarta, todėl kad šiam įstatymą nenaudojama savoka tautinė mažuma, o ne bendrija. Už tai komitetas nepritarė šitam pasiūlymui. Dėkoju, Anušauskas, prašau pristatyti. Na, jeigu tai būtų tik tai dalis argumentų, tai galima diskutuoti, tačiau, kaip suprantam, ne visos ir lietuviams galbūt svarbus dalykai yra kultūros paveldo dalis, kultūros pavelde yra ir nesvarbių dalykų įrašyta, kaip pavyzdžiui kokios nors Žaliojo tilto skulptūros. Aš manau, kad šiuo atveju tiksliau yra formuluojama, kad kultūros vertybės susijusios su kuria nors tautinė bendryje yra saugomos valstybės įstatymų, saugo valstybė įstatymų nustatyta tvarka, saugo valstybė. Aš manau, tai esminis dalykas, o ne tas pavadinimo klausimas. Dėkoju. Rita Tamošiūnienė prieš. Ačiū pirmininkaujančiai. Ši iš tikrųjų jūsų pataisimas taiso ne to straipsnio esmę, kur kalbama apie kultūrinių vertybių apsaugą, bet kažkodėl šitam straipsnį nori taisyti savokas ir painioti visame įstatyme tautinė mažuma ir tautinė bendryje. Tai aš siūlau balsuoti prieš ir palikti esmę šio straipsnio, kur kalbama apie kultūros vertybių apsaugą. Ačiū. Povilas Urbšys pritarė pataisai. Seimo nariams norėčiau priminti Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatą, būtent ten fiksuojama tik tautinių bendrijų savoka. Šiaip jau iš principo jau galim kalbėti, kad vis dėlto nors šitam įstatymė reikia išsaugoti tą savoką, kuri yra įprasminta ir įteisinta konstitucijoje. Balsuojam. Kas pritarėte Anušausko, Dumčiaus, Pauliaus Saudargo pataisai, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Balsavo 95 Seimo nariai, už 53, prieš 10 susilaikė 32, pataisai pritarta. Dabar 6 straipsnis Seimo nario Valentino Stundžio siūlymas, kuriam komitetas pritarė. Gerbiamas Valentinai, prašau pristatyti pataisą. Tai dėkoju. Mano siūlymo esmė labai paprasta ir grindžiama labai aiškiu argumentu. Gali būti tokia norma susieta su švietimu, kurie atitinka švietimo įstatymą ir be abejo konstitucijos pamatinės nuostatas. Tai ir dėl to mano siūlymas yra pabrėžti, kad tautinių mažumų asociacijos savo lėšomis, įstatymų nustatyta tvarka, gali steigti kultūros ir neformaliojo švietimo įstaigas, kadangi formalus švietimas yra reglamentuojamas švietimo įstatyme, turi savo sandarą, reikalavimus, akreditacijos dalykus ir taip toliau. Dėl to nereikėtų čia painioti formaliojo švietimo sistemos, už kurią atsakinga yra valstybė, nes mes turim unifikuotą valstybinę švietimo sistemą. Jaroslav Narkevič prieš.
Ačiū. Na, iš tikrųjų, gerbiami iš dešinės kolegos eilinį kartą rodo savo principinę nuostatą, kuriame siekiama yra susiaurinti galimybę ugdytis gimtąją kalbą, paversti, paliekant galimybę ugdytis tik tai gimtosios kalbos dalykų. Jeigu tai bus priimtina Lietuvoje ir pasaulyje, kągi, jūsų valia. Čiagi aš paminėsiu, kad vėl yra sakoma ne visa tiesa, nes šitas straipsnio pataisa susiję reiškia yra iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje mes kalbame apie teisę. Tautinių mažumų asociacija savo lėšomis įstatymų statyta tvarka gali savo lėšomis gali steigti buvo kultūros ir švietimo įstaigas. Ponas Stundys siūlo, kad švietimo padalinti tik tai neformaliu. Reiškia, gali steigti tik tai neformaliu savo lėšomis. Jau formalę savo lėšomis steigti negali. Jau čia kažkam prieštarautų. Tai čia esmė yra to nedasakymo, kuris taip gudriai bando pavaizduoti. Reiškia, ta pataisa likviduoja galimybę net savo lėšomis steigti formalio švietimo įstaigas. Na kągi, jums apsispręsti. Ir kitas dalykas, kitoje dalyje, jeigu mes kalbame, kad lyg tai bus per brangu remti, tai yra pasakyta, valstybė remia asociaciją bei įstaigas skirtas tautinių mažumų kultūros švietimo, nepasakyta nei formalio, čia matomai ponas Valentinas dar nedažiūrėjo, manau, priimimo stadijais įves pataisą ir čia paskirsis švietimai neformalio, nes čia numatyta galimybė remti visą švietimo sistemą ir neformalinį formalį. Tai jeigu vieni kitiems prieštaraujame, bet baigiant, jūs tikrai gražiai rodote eilinį kartą savo nuostatą tautinių mažumų atžvilgių. Ačiū. Arvydas Anušauskas už. Na, pirmiausia, apie nuostatas, aš manau, kad šis įstatymas nėra Lenkų tautinės bendrijos teisių įstatymas, tai yra tautinių mažumų įstatymo projektas. Jeigu mes kalbam apie formalųjį, kuris yra reglamentuotas įstatymiškai, tai aš priminsiu senas istorijas, kuomet prieš daugiau kaip 10 metų buvo steigiamos įvairios Baltijos akademijos, kurias buvo galima taip pat pakišti galbūt po rusų mažumos teisėmis ir tariamai nereglamentuojant valstybės steigti formalias švietimo įstaigas, kurios suteikia aukštą išsilavinimą ir panašiai. Šis įstatymas visiems yra bendras, visiems, kurie nori įgauti valstybės pripažįstamą formalų švietimą, todėl aš siūlau tikrai palaikyti būtent šią nuostatą. Jos nėra orientuotos į vienos tautinės bendrijos poreikius. Balsuojame, kas pritarėte Valentino Stundžio siūlymui, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Komitetas pritarė. Balsavo 98 Seimo nariai, už 71 prieš 10 susilaikė 17, pataisai pritarta. 7 straipsniui siūlymų nėra, 8 straipsniui vėlgi yra Valentino Stundžio siūlymas papildyti straipsnį. Komitetas pritarė. Gerbiamas Valentinai, prašau pristatyti siūlymą. Tai dėkoju. Papildymo esmė yra vėlgi labai paprasta. Valstybėje turi būti institucija, kuri galėtų sutelktai atstovauti visai tautinių bendrijų integraciniai politikai ir jos sėkmingesniam koordinavimui.
Pasaulyje yra daug pavyzdžių ir kaiminystėje, kada yra įstatymų nustatyta tvarka, sudaromos dvišalės komisijos, kuriuose proporcingai atstovaujama vykdomajai valstybės valdžiai, visoms ministerijoms paprastai, dar atskiroms institucijoms ir žinoma tautinėms bendrijoms. Tai tokią instituciją šią normą ir siūlau įteisinti tam, kad iš tikrųjų ta institucija atstovautų visų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų reikalus ir galėtų sėkmingai, bendradarbiaudamos su vykdomąja valdžia, juos spręsti. Esmė pataisos yra tokia. Gerbiamas pirmininkė, komiteto išvada. Komiteto išvada pritarė ponui Valentino Stundžiai pataisai. Dėkoju, Rita Tamašūnienė prieš. Ačiū pirmininkaučiai, iš tikrųjų nesu prieš, kadangi tokia taryba veikia ir dabar, jinai gal ten ne visada įtvirtinta, kadangi įstatymo nėra, bet jinai buvo. Tokia taryba veikia ir yra bendra nuostata, kaip ir buvo įstatyme, kad siekiant koordinuoti tautinių mažumų, politikos įgyvendinamą vyriausybės nustatytą tvarką, sudaroma dvišalė vyriausybės ir tautinių mažumų patariamoji komisija arba, kaip norit pavadinti, taryba Stundys. Tačiau Stundys prirašo dar ilgiausią sakinį, kuris yra tikrai perteklinis, išvardindamas institucijas, kurios veikia dabar Lietuvoje, tame statistikos departamentą, genocidą ir rezistencijos centrą. Galbūt atsiras jų daugiau, ar reikia įstatymę taip smulkintis ir tokių perteklinių dalykų prirašyti, kaip jūs ir sakėte. Tai yra pagal visus galiojančius bendruosius Lietuvos įstatymus, kaip ir visiems piliečiam, o dabar yra dvišalė taryba. Esmė tokia, iš tikrųjų tai pritarėme, kad turi būti tautinių mažumų ir vyriausybės taryba, bet kam ją ten pagražinti, tai nesuprantam. Kęstutis Masiulis pritarantis Stundžio siūlymui. Aš tai norėčiau pasakyti, kad mes pasidžiaugti pirmiausia, kad išgelbėjome švietimo sistemą, kuri būtų vėl buvusi dvi aukštosios, dviejų tipo mokyklos, valstybinės ir nepripažintos ir galimai net ir vidurinio mokslo mokyklos. Valstybinės nepripažintos ir įdomu, kaip mes būtume visokius. Gerbiamas kolega, kalbėkite temą. Bet gerai, grįžtu prie šito klausimo. Tai aš noriu pasakyti, kad Lenkijoje jūs turite tokią, Lenkijoje yra čia, jeigu pagal gerą Lenkų pavyzdį darome, tai viskas vadinasi ir turi būti. Tai ko iš čia purkštojate? Tai darykim pagal gerą Lenkų pavyzdį. Ten yra tokia taryba. Balsuojam 8 straipsnio papildymas, Stundžio siūlymas. Komitetas pritarė. Balsuojam. Balsavo 96 Seimo nariai, už 59 prieš 10 susilaikė 27, pataisai pritarta. Taigi Jaroslavo Narkevičiaus pataisos nebesvarstom. Ir kaip ir visas pataisas, nematau daugiau. Taip, pirmininkė. Tai ačiū Jums. Dabar dėl viso projekto posvarstymo. Zbigniew Jedinskiai už. Iš vietos, gerbiamas kolega, jau iš vietos. Atsiprašau, pirmininkė, atsiprašau kolegų. Gerbiami kolegos, aš iš ties buvau labai naivus, manydama, kad mes greit priimsim šitą įstatymą pagal mūsų pateiktą projektą, todėl kad tas yra projektas, tai normalus europietiškas standartas. Ir manau, kad viskas įvyko ne taip sklandžiai dėl to, kad mes tiesiog nenorim įsiklausyti vieni į kitų argumentus. Aš raginu tą padaryti ir pradėjau nuo savęs. Ruošdamasis posėdžio aš perskaičiau visas stenogramas ir pradėjau, aišku, nuo
opozicijos pirmininko, kuris formuoja opozicijos nuomonę. Ir ten vienas iš pagrindinio argumento, kodėl negalima svarstyti šito įstatymą, buvo todėl, kad premjeras Šalčininkose vieną dieną, kitą dieną, kad premjero nėra Šalčininkose. Aišku, sunku su šito diskutuoti, labai rimtas argumentas, bet gerbimieji, pas mus buvo išdalinti du pareiškimai. Ponios Vidmantės Jasukaitytės pirmas pareiškimas. Du lapai tekstų, ką aš pastebėjau, kad kaip tokių rimtų argumentų ir nebėra. Viena, ką panašu į argumentą, tai sakinys, kad mes tengiamės sukurti sąlygas Lietuvos teritorinio vientisumui bei valstybės kalbos teisių pažeidimui. Čia būtent kalbame mūsų įstatymų projektą. Gerbimieji, aš įjungiau visą savo vaizduotę ir niekaip negaliu suprasti, kaip šalia lietuviškų iškabų kabančias kitą kalbą iškabas gali pakenkti lietuvės valstybinės kalbos teisės. Kitas argumentas, kad teritorinė vientisumai, gerbimieji, aš vėl įjungiau visą savo vaizduotę ir niekaip negaliu tą įsivaizduoti. Juolab, kad tokių saugomų sienų nuo Baltijos jūros iki Atlanto vandenyno jau ir kaip ir nebeliko. Gerbiamas kolega, laikas baigėsi. Prieš Dalia Kuodytė. Gerbiami kolegos, iš tiesų nekartosiu tai, ką jau kalbėjau per svarstymą, kodėl tai yra ydingas įstatymas iš esmės. Noriu pasakyti, kad šiandieną tas įstatymas pasidarė dar beprasmiškesnis, todėl kad, kaip ir sakiau, išbraukus tuščias deklaratyves frazes arba kitų įstatymų reguliavimo dalykus, jis liko tuščias. Jo nereikia net Lenkų tautiniai bendrijai, beje bendrijai, o ne mažumai. Todėl kad pagal tarptautinius standartus mažuma yra grupė, kuri yra autochtonai ir neturi savo valstybės kitos. Tai ir šioj vietoj, neaptarę šiame įstatyme savokų, mes visiškai supainiojome situaciją. Aš noriu priminti, per 100 tautinių mažumų ir bendrijų Lietuvoje, ką jiems duoda šis įstatymas. Ogi nieko. Tad siūlau iš tiesų patikėti premjero Butkevičiaus žodžiais, juo netikėti aš neturiu pagrindo skirtingai negu valdančioji koalicija, ir palaukti, kad rudenį būtų atneštas normalus, juridinę techniką atitinkantis tautinių mažumų būtent apsaugos ir teisių įstatymas. Tad siūlau šiam įstatymui, šiam projektui nepritarti. Gerbiami kolegos, balsuojame, kas po svarstymo pritarėte tautinių mažumų įstatymo projektui, balsuojate už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Balsavo 100 Seimo narių, už 82, prieš 7 susilaikė 11, po svarstymo tautinių mažumų įstatymo projektui pritarta. Replika po balsavimo Andrius Kubilius. Tai, gerbiami kolegos, aš tikrai džiaugiuosi, kad čia priėmus protingas iš esmės Valentino Stundžio pateiktas pataisas ir Lenkų rinkimų akcijos ir frakcijos atstovai suprato, kad iš tikrųjų Lietuvoje negalima priimti tokio įstatymo, kuris įteisintų dvikalbės lenteles arba dvikalbystę kurioje nors savivaldybei. Tai toks bendras sutarimas, kokį dabar čia pademonstravom, mano įsitikinimu tikrai yra labai teisingas ir racionalus, ir jeigu būtų Seimo pirmininkė ir pasiūlytų dabar šitą įstatymą baigti priimti, tai manau, kad mes būtumėm užbaigę tuo būdu tas labai karštas ir ilgas diskusijas, kurios visiškai čia buvo nevertingos. Rita Tamašunienė.
Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, iš tikrųjų po svarstymo yra priimtas įstatymas pagal Valentiną Stundį, kuris tikriausiai priklauso kažkokiai tautiniai mažumai, nes turbūt geriausiai savo problemas žino tie, kurie tas problemas kelia. Bet vis dėlto tai vienas žingsnis į priekį ir mes norime savo balsavimu parodyti, kad tautinių mažumų įstatymas mūsų šalyje yra reikalingas, kad tautinio mažumų įstatymo laukia tautinės mažumos ir bendrijos ir pagal standartą gerbiamos Kuodytės lietuviškai tai irgi skirtingai skirstomi. Noriu pasakyti, kad vis dėlto turime apsvarstyti, susitikti visi, kaip ir iki šiol, su visom tautiniam bendrijom ir prašau frakcijos vardu priėmimo skubos netaikyti. Ačiū. Gerbiami kolegos, iečių nereikia laužyti, aš įgaliojimų tokių neturiu, kad būtų priėmimas, todėl kad pirmininkė jokios informacijos man nėra suteikus. Taigi, baigiam svarstymą. Replika po balsavimo, Čigrienė. Ačiū labai pirmininkaujančiai. Gerbiami kolegos, man atrodo, čia mes ietis laužėm be reikalo ir labai gerai, kad taip pakrypo tokia linkme. Reikia skirti tautinę mažumą ir tautinę bendryją. Ir jūs, ponai, priklauso tautiniai bendryjai, nes gyvenat lietuvių etinėse žemėse. Ir čia šitos dvi savokos ir painiojosi. Ir dabar galų gale turbūt supratom ir už tai čia viskas taip įvyko sklandžiai. Tai ačiū visiems, kurie supratot. Dalia Kuodytė. Aš tik vieną sakinį. Vienintelis iš tiesų protingas dalykas čia nuskambėjęs, tai kada pagaliau bus paklausta tautinių mažumų ir išgirsta jų nuomonė, kokio jiems reikia įstatymo ir ką jie galvoja apie šitą, atsiprašant, surogatą, kurį mes šiandien priėmėm. Dar Jaroslav Narkevič, prašau. Ačiū. Aš nereaguosiu į paskutinį pasakymą, nes matau, kad gerbiamas Seimo narė, kurie jau antrą kadenciją Seime dar nežino, kokią poziciją tautinių mažumų atstovų. Ir čia kitas dalykas, čia kalba dar kartą tvirtina, kad nežino situacijos realios. Nesiorientuosiu ir prie tautinių mažumų ar bendrijų, kur mes esam, ten jau mes apsispręsim, kaip mes save vadinam. Bet šiandien iš tikrųjų įvyko tai, kad turėjo vykti anksčiau. Mes visi parodėme savo poziciją ir parodėme, kokias teises mato savo artimiems Lietuvos piliečiams. Ir tai, matomai, yra šios dienos didžiausia sėkmė, nes jeigu kalbant apie dešiniuosius, čia viskas aišku, kairieji irgi parodė savo veidą ir parodė požiūrį į vyriausybės patvirtintą programą, bet nieko. Yra dar stadija priėmimo, manau, dar bus galimybė dar susiaurinti teises, taip, kad visi piliečiai įsitikintų, kokią mes kūrėme ir norime sukurti valstybę. Diktatorišką, vienkalbinę arba demokratišką. O dėl dviejų kalbų aš pasakysiu, nesvarbu kas, kaip mano, dvikalbystė, trikalbystė, kalba gyvos tiek ir žmonės norės naudotis ir niekas to neuždraus. Nebent Sibirą išves, bet turbūt laikai tokių jau teritorijų nėra. Ačiū uždėmesį. Paskutinė replika Valentinas Stundys. Tai aš pirmiausia labai dėkoju kolegom, kad pritarė daugumai mano ir kolegų pateiktų pataisų, kurios iš esmės bandė sureguliuoti įstatymo projektą, kuris kirtosi aiškiai ir su konstitucija, ir su kitais mūsų įstatymais. Mes pabandėm padaryti tiesiog gerą darbą tiek ir taip, kad gautumėm tokį įstatymo projektą, kuris bent jau atitiktų mūsų teisės aktus ir antrą europinę praktiką ir patirtį. Visame pasaulyje iš esmės yra taip, kaip yra nustatyta, kad ir netobulam po svarstymo priimtam įstatymo projektui. Antras momentas, yra įregistruotas
pateiktas alternatyvus mūsų įstatymo projektas, kuris vadinasi kiek kitaip. Asmenų, kurie save priskiria tautiniam bendrijom ar mažumom teisių ir laisvės pagrindų įstatymas. Ko gero, čia reikėtų prie to įstatymo galbūt rudenį sugrįžti, o gal, kaip Dalia Kuodytė sakė, ir vyriausybė pasižiūrės į tą įstatymo tekstą. Tai ačiū visiems, buvo smagu dirbti šitą įstatymo svarstymo metu. Dar gerbiamas Matulevičius. Gerbimi kolegos, aš tik keli žodžius, negerbčiau savęs, jeigu šito nepasakyčiau. Aš sveikinu, žinoma, su tuo, kad įstatymas vis dėlto skinasi kelią, bet negaliu nepasidalinti, kad mane labai slegia ta slogi dvasia, kuri čia vyravo svarstant šį įstatymą. Tai yra apkasų dvasia. Vis dėlto aš norėčiau, kaip daugumos atstovas, tai aš turiu galvoj tautinės daugumos atstovas, pasiūlyti Seimo nariams ir dešiniai pusiai skirti Lenkų rinkimų akciją nuo Lietuvos Lenkų tautinės mažumos. Lenkų tautinė mažuma yra Lenkų tautos dalis. Lenkų tauta sudaro Lenkijos valstybė. Lenkija yra mūsų politinė sąjungininkė. Ir neužmirškime, kad mums gerai, kai Lenkijos naikintuvai saugo mūsų erdvę, bet mes vis tiek kartais, aš norėčiau, kad mes neprisidėtume prie įtampos didinimo tarpusavio ir daugiau darytume tam, kad tarp mūsų įsivyratų santarvė ir abipusis supratimas. Ačiū. Vytautas Juozapaitis. Gaila, kad salę paliko gerbiamas kolega Narkevičius. Iš tikrųjų, jis savo komentaru parodė, nežinau ar visos frakcijos, bent jau savo asmeninį tikrai dviveidiškumą, pats balsuodamas lygiai taip pat kaip ir visa dauguma šios dienos, sugebėjo papriekaištauti. Taigi jis pats savo priekaištauja, ar tai politinės šizofrenijos kažkokia tai išraiška, ar tai tiesiog nesąžiningo politikavimo pasekmė. Bet kyla klausimas, kogi jis pagaliau nori. O tas pagrasinimas, kad palaukit, dar bus priėmimo stadija, apskritai turbūt atskleidė visas užmačias. Taigi noriu padėkoti visiems Seimo nariams įsiklausiusiems į mūsų teikiamas pataisas ir išgirdusiems iš tikrųjų argumentus, kurie tarnauja ne kažkokios vienos politinės partijos, o visos Lietuvos valstybės labai, o valstybę sudaro tautinės mažumos ir bendrijos taip pat. Taigi aš būdamas tautinės mažumos atstovų, jeigu kažkam dar kyla klausimų, teigiu, kad šiandien darėme gerą sprendimą. Dėkui, gerbiami kolegos, dirbam toliau. Azartinių lošimų